Kokios įsimintiniausios šių metų Kanų kino festivalio akimirkos? Kaip Žalgirio arena lotynų muzikos ritmais sprogdino superžvaigždė J Balvin? Kiek suaukojome Ukrainos vaikams skirtame paramos koncerte? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Gegužės 14-osios vakarą Prancūzijoje atidarytas 77-asis Kanų kino festivalis, kuriame šiemet netrūko aštrių socialinių temų. Iki gegužės 25 dienos trukęs festivalis sukvietė gausybę kino pramonės žvaigždžių ir atstovų. Per atidarymo ceremoniją auksine palme šakele buvo pagerbta aktorė Meryl Streep, o uždarymo ceremonijos metu ją gavo Žvaigždžių karų ir Indianos Joneso kūrėjas Džordžas Lukasas. Tačiau didelė dalis šių metų Kanų dramos vyko už ekrano ribų. Kanų kino festivaliui įprastų tapęs dramos elementas šiemet buvo itin ryškus. Prestižiškiausių kino pramonėje laikomas renginys vyko karų, protestų, galimų darbuotojų streikų ir suintensyvėjusio judėjimo Me Too fone. Neramią atmosferą kūrė Izraelio ir islamistų judėjimo Hamas karas. Itin jaučiamas festivalio šeimininkėje Prancūzijoje, kur gyvena didžiausios Europoje žydų ir arabų bendruomenės. Renginį taip pat temdė daugiau nei 2 metus vykstantis Rusijos karas Ukrainoje. Nerimą kurstė neaiški kino ateitis ir dirbtinio intelekto augimas. Būti pasiruošus viskam jau seniai tapo viešnagės Kanuose dalis. Kaip ir dera tokiais neramiais laikais, filmų programoje gausu intrigos, smalsumo ir klausimų. Iraniečių režisierių Mohamedą Rasoulufą likus kelioms dienoms iki jo naujausio filmo The Seed of the Sacred Fig debiuto Kanų konkursinėje programoje Islamo revoliucijos teismas nuteisė kalėti 8 metus. Gegužės 15 dieną kruizete vibravo pagal pasaulinės filmo Furioza pašėlusio Makso sagą vieno nekantriausiai laukiamų metų filmų režisieriaus Džordžo Millerio premjeros ritmą. Be konkurso pristatyta garsiosios pašėlusio Makso sagos priešistorė pritraukė daugybę žvaigždžių ir kino gerbėjų į įsimintiną vakarą Grand Theatre Lumière. Filmo aktorius ir filmavimo grupę, įskaitant jaunąją Furiozą vaidinančią Anya Taylor-Joy, Chrisą Hemsworthą ir Tomą Burką, pasitiko fotografų blikstės ir žiūrovų šūksniai. Visi nekantriai laukė šio naujo postapokaliptinio nuotykio. Sekančią dieną Kanų kino festivalyje įvyko itin laukiamas įvykis – pasaulinė Franciso Fordo Coppolos epinio filmo Megalopolis premjera. Ant raudonojo kilimo vienas iš filmo žvaigždžių Adamas Driveris žavėjo akį savo įprastą eleganciją. Jam antrino Natalie Emmanuel, kuri taip pat spindėjo savo charizmą ir rafinuotų stiliumi. Filme dalyvavo legendinis režisierius Francis Fordas Coppola, kuris šiuo ambicingu naujų kūriniu, nagrinėjančių visuomenės ir urbanizmo temas distopinėje ateityje, pažymėjo svarbų momentą savo karjeroje. Pristatydami Paulo Schraderio filmą O Kanada, raudonuoju kilimu žengė Richardas Gere'as bei Uma Thurman. Pagrindinį vaidmenį filme atlikęs Gere'as žavėjo savo nesenstančią eleganciją, o kartu su juo pasirodė Uma Thurman, Jacobas Elordi ir Michaelas Imperioli žibėjo stilingais drabužiais. Festivalyje įvyko ir pasaulinė Jack Wesso Audiardo režisuoto kriminalinio miuziklo Emilia Perez premjera. Šis nekantriai lauktas filmas pristatytas oficialioje konkursinėje programoje ant raudonojo kilimo Grand Theatre Lumière salėje sutraukė daugybę žvaigždžių ir kino mėgėjų, o filmo žvaigždės Zoe Saldana ir Selena Gomez dėmesį prikaustė akį traukiančiomis aprangomis. Aktorius Kevinas Costneris, vilkėdamas juodą kostiumą, susirinko visą publikos ir žurnalistų dėmesį. Kartu su kolegomis Sienna Miller, Sam Worthingtonu ir Jenna Malone, Costneris, kuris yra ir filmo režisierius, pristatė epinį westerną Horizontas amerikietišką sagą. Kas galiausiai grįš su auksine palme šakele sprendė komisija, kuriai vadovavo Greta Gerwig, neseniai sulaukusi didelės savo filmo Barbės sėkmės. Laiminguoju filmu tapo Seano Bakerio režisuota romantinė komedija Anora.
Gegužės 18 dieną didžiausia šalyje Žalgirio areną Kaune sprogdino lotynų muzikos ritmai. Čia koncertą surengė pasaulinė muzikos superžvaigždė J Balvin. Karščiausių metų šou pretenduojantis tapti koncertas buvo pasaulinių gastrolių Que Bueno Volver a Verte dalis. Pirmą kartą Lietuvoje koncertavęs muzikos apdovanojimų rekordininkas, kurio įrašai pasaulyje parduoti didesnių nei 35 milijonų tiražu, atliko didžiausius savo hitus ir naujausias dainas. Vieno populiariausio lotynų muzikos atlikėjo J Balvin muzikos vakarą arenoje pradėjo sparčiai populiarėjanti dainininkė ir dainų autorė Jude Line, kuriai buvo patikėta pradėti įspūdingą J Balvino šou. Gerai apšilusią publiką vėliau kaitino DJ Giovanni. Jonas Nainys yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies elektroninės muzikos atlikėjų, su kuriuo sutartį pasirašė Warner Music Group. Netrukus žiūrovus pasveikino ir pagrindinė koncerto žvaigždė. Reggaeton muzikos princu tituluojamas J Balvin. Garsiai ištaręs miesto, kuriame koncertuoja vardą, atlikėjas surengė tikrą lotynų muzikos fiestą. Lotynų Amerikos žvaigždė dažnai kartojo žodį ačiū, kurį kaskart publika pasitiko audringų triukšmu. Nuostabu girdėti, kad jūs mylite latino muziką. Į žiūrovus kreipėsi atlikėjas, kurio tikrasis vardas yra Jose Alvaro Osorio Balvin. J Balvin šiandien yra bene populiariausias Kolumbijos dainininkas. Atlikėjas yra laimėjęs 11 Billboard Latin Music Awards, 6 Latin Grammy, 7 Latin American Music Awards, 5 MTV vaizdo muzikos apdovanojimus ir pretendavo 4 Grammy. J Balvin atliko beveik 30 kūrinių, todėl gerbėjai išgirdo ne tik naujausias, bet ir visas populiariausias atlikėjo dainas. Kauno Žalgirio arenos stogas kilnojosi publikai šėlstant ir skambant didžiausiems dainininko hitams: Migente, Colmilo, Dientes, 6 AM, Ay Vamos, X, I Like It, Amarillo, Safari, Ritmo, Bad Boys for Life, Triple S ir daugeliui kitų. J Balvin turas Que Bueno Volver a Verte tęsiasi ir toliau. Rugsėjį atlikėjas pasirodys Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Gegužės 17-ąją pirmą kartą nepriklausomoje Lietuvoje švenčiama Vaiko diena. Naujoji šventė simboliškai įtvirtinta gegužės 18-osios vakarą. Lukiškių aikštėje įvyko paramos koncertas Laisvės vaikams. Ji įtvirtinta atnaujintame įsimintinų dienų kalendoriuje vietoj sovietmečių švęstos Tarptautinės vaikų gynimo dienos, kuri buvo minima birželio 1-ąją. Koncerto vedėjais kartu su dainininke tapo vienas iš organizacijos Stiprūs kartu įkūrėjų, televizijos laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis ir aktorius Stovyklos Nuotykių akademija vadovas, skautas Paulius Tamolė. Šį vakarą mus visus suvienijo prasminga idėja – padovanoti nepamirštamą vasarą Ukrainos karo našlaičiams Lietuvoje. Vaikams, kurie fronte ar per bombardavimus neteko savo tėvų arba vieno iš jų. Vaikams, iš kurių žiaurusis tironas atėmė tai, ką jie labiausiai mylėjo. Atėmė teisę į nuostabią vaikystę. Atėmė viską. Tokiais žodžiais paramos koncertą pradėjo Jurga Šeduikytė. Koncertą, kuriame nuo scenos liejosi ne tik muzika, bet ir Ukrainos karo našlaičių, stovyklų vadovų emocijos ir pasakojimai, energingai pradėjo dainininkė Jessica Shai. Nepamirštamą vasarą dovanoti našlaičiams vaikams ragino grupės BA, Jauti, Mėlyna bei Shower. Įspūdingus ir jautrius pasirodymus koncerte surengė Monika Liu, Monique, Didžiai Nevykėlė, Evgenija Redko, Paulina Paukštaitytė, Rūta Mur, Angelo, atlikėjai Sylvester Belt, Free Finga, Gabrielius Vagelis, Giovanni, Jurijus Veklenko, Rokas Jan. Koncerto scenoje netikėtai pasirodęs operos solistas Merūnas Vitulskis kalbėjo apie tai, kad į Lietuvą vasaroti atvyksta Ukrainos ateitis. Būtent šie vaikai, kai karo siaubas baigsis, kurs stiprią, galingą, nepriklausomą valstybę. Savo kalbą atlikėjas baigė žodžiais Slava Ukraini. Šiais metais Stiprūs kartu jau 3. kartą organizuoja stovyklas Ukrainos našlaičiams. Į Lietuvą ketinama atsivežti 500 vieno ar abiejų tėvų netekusių vaikų ir padovanoti jiems saugios vasaros akimirkų. Prisidėti galite ir jūs. Trumpasis numeris 1409, auka 5 eurai.
Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite pasidalinti video, paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą. Iki.